pakvietėte susirinkimą, tai perduodu žodį Margaritai. Ir... Tai ką, ačiū, kad susirinkot šiandien. Ta mūsų moteriškaitė jau kokie 3 mėnesiai kaip nugriuvusi. Ir aš kažkaip labai tikėjausi, kad seniūnas čia greit išspręs. Buvom susitikę ir aptarėm, kad pasikvies menininkus ir viskas pajudės. Bet tiek Antanas kūrėjas, tiek Stasys ir dar vis man paskambina, kad tai nepatenkinimas kilo, tai nėra to sutarimo. Ir kai mes praeitą savaitgalį nuvykom į Skuodą dėl tos akmeninės dvikovos, aš ir visi kiti buvę, mes pamatėm, kaip Skuodo rajonas vertina menininkus, tai visus kūrėjus, visus iniciatyvius žmonės, net ir po Intos mirties kultūros tas muziejus ir turizmo šitai informacinis tas turas. Atsiprašau, Margarita, kur tas įrašas bus? Šitas? Šitas. Pažiūrėsim, gal Akmenės televizijoje greičiausiai. Ar visi sutinka, kad šitas įrašas būtų paskelbtas Akmenės televizijoje, nes yra privatus asmenys taip pat? Aš manau, kad taip. Paslapčių mes neturime. Gilame, kad mes ne dėl savęs Mes ir atstovaujam vis dėlto tam tikrus žmonės. Jeigu kažkam Ne, nepatinka, paprastai, kada viešai talpinamas kažkur įrašas su privačiais asmenimis, tai turi būti žmonių sutikimai. Šiaip aš dėl to, kad nekiltų paskui kažkokių tai problemų. Seniūnas įrašy, taip jeigu išeini iš savo kiemą, privatumo nebėra. Jeigu norit žinoti. Yra tvarka tokia. Ne visiškai taip. Tai Gerai, nesiginčykime. dabar, ar yra prieštaraujančių, kad įrašas būtų parodęs? Nėra prieštaraujančių, jeigu Mes Margarita neturim tik šneka. paslapčių, Čia netempti naktį. Tai va, Čia neintrigau, čia yra tvarka tokia. Taip. Taip, yra. Labai griežtai. Nors Patarčiau kitą kartą ant durų parašyti. Visi renginiai filmuojami, fotografuojami. Ne visi. Ar nėra užrašyta ant durų? Visi negali būti. Reiškia, bus nuo šiandien. Tai labai normalus Tai klausimas. atsiprašau, Margarita, tęskite. tai kaip ir kalbėjau, kad reiškia ir po Intos mirties visos organizacijos toliau ištraukusios iš archyvo tai, kas buvo neįgyvendinta paties kūrėjo, tęsė, nors po truputėlį tęsė jo mintis, jo idėjas. Na, o kažkaip mes irgi Akmenės rajone turim tų menininkų, tų kūrėjų ir norisi, kad mūsų Akmenė taip pat garsintų jų darbai, kad būtų tas sutarimas ir tie darbai kažkaip neišvažiuotų galbūt kitur ir nenužudytų tų menininkų idėjų. Tai dėl to Antanas nuogąstauja dėl to, kas bus pastatyta prie Akmenės įvažiavimo. Nes, kaip pasakyti, tai turėtų turbūt ir atspindėti Akmenės nuorodą, ar kaip jau kas ką galėtų pasiūlyti. Bet aš ir prašysiu dabar, kad kiekvienas, galbūt nuo seniūno, žinau, kad seniūnas turėjo pradėti tą iniciatyvą ir buvo pradėjęs dėl atstatymo to kūrinio, to meninio akcento ir visi, kas norėtų, kad pasisakom trumpai visus gerbdami, neįsiplėsdami kažkokią kitą temą. Prašom, seniūnas. Buvom susirinkę sausio mėnesį, tai Antanas buvo, Paulius buvo, Staselis buvo, Staselį tai pirmą nusivežiau, nes man pasakė, kad jo kūrinys ten nugrūvusi skulptūra. Buvo kaip ir sprendinys, kad jos jau nebeatstatyti, neberestauruoti ir
ir Staselis paprašė atvežti kaladės, supjaustytas iš jos amžinatilsį tos skulptūros. Prašiau idėjų, tai Paulius atsiuntė vieną idėją, tokį kaip ir grįžtančių į akmenę, nu, atskirų skulptūrų tokių. Antanas idėjų neteikė, buvo klausimas pagrindinis tada iškeltas, kiek bus skirta pinigų galimam tam ženklui ar skulptūrai ar dar kam, tai na, tuo viskas ir pasibaigė. Tai dėl tų pinigų, kiek bus skirta, nežinau, kiek gali būti skirta, nes toliau šiek tiek atsirado kitų minčių, tai yra dabar dėl ko čia tikriausiai susirinkom, tai aš tada trumpai pabandysiu, kad vyks smuikelis šiemet vėl eilinį kartą ir savivaldybės ant smuikelio komisija nutarė, kad to smuikelio metu, čia jubiliejinis tas smuikelis, man atrodo, ne, kad iki smuikelio daryti plenerą ir yra ten nusprendė, kad bus keletas ąžuolų, keletas rastų, ar nupirkta, ar padovanota, ir iš tų ąžuolų sukurti ar skulptūrą, ar kompoziciją, ar koplytstulpį, idėja vienybės medis, ar ne? Taip. Jo. Tai mano mintis buvo tokia, kad jeigu tai būtų sukurta, be abejo, ta skulptūra kažkokia tai bus sukurta, aš manau, čia daugiau Kristina papasakos, kad galėtų toje vietoje atsirasti. Tai yra, kad ta skulptūra būtų matoma, kad pravažiuojantys galėtų ją matyti, pasidžiaugti. Ir Antanas buvo pakviestas į tą siūlyti tas pradinės idėjas, muziejuje vyko tas susitikimas ir Paulius ir Antanas buvo. Keltas toks klausimas Antano, kad tai turi būti užrašas akmenė. Bet pagal tą smuikelio reiškia idėją, kad tai nebūtų akcentuota tik akmenė, kad tai yra tas būtų kūrinys sukurtas kaip dovana akmenės kraštui. Tai aš pasiūliau tokį dalyką, jeigu tas meno kūrinys atsirastų toje vietoje, kad tą užrašą su rodyklė ar su kuo mes galėtume sukurti kitais metais, priderinti. Nu, aš ne menininkas, mano toks profaniškas mąstymas ir toks profaniškas pasiūlymas. Aš tikrai ne menininkas. Ir aš tos idėjos negaliu pasiūlyti, tai yra menininkai turi tą daryti, tą viziją sukurti. Tai trumpai aš tiek galiu pasakyti. Žodžiu, plenerų būdų būtų kažkas plenerų kuriama. būdu, jo, tą plenerų netgi siūliau, sakykime, kad tai būtų tas kūrybinis darbas matomas visiems, tai jį daryti ar akmenės aikštėje daryti, ar kitoj vietoj, kad žmonės atėję galėtų žiūrėti, kaip menininkai dirba, kaip drožia, kaip jie skaptuoja, dar ką daro. Tai mano mintis tokia buvo irgi, kad į tą plenerą, kad tam plenerę galėtų dalyvauti ne tik tai medžio, sakykime, menininkai drožėjai, bet galėtų ir kalvystės elementų atsirasti, ir akmens kažkokių elementų. Na, tiesiog aš nesudalyvavau, bet įsivaizduoju pleneras. Kas yra? Tai plenerė susirinka menininkai, yra pradinė idėja visiems paskelbta ir susirinkę jie su savo idėjom, tuoj pat jie sudėlioja tas idėjas į vietą ir kažkokį tai pagimdo tą kūrinį ar tą kompoziciją tokią, ar iš anksto jie ten atsiunčia kokius galbūt savo viziją, savo matymus, kažkas tai yra pagrindinis vadovas, tai buvo siūlytas turbūt Antanas būtų pagrindiniu vadovu to dalyko, o kaip dabar yra, tai turbūt Kristina galėtų pasakyti, kadangi savivaldybė pavedė Kristinai kaip meno, tai yra kaip muziejaus atstovai organizuoti tą plenerą ir surinkti tos menininkus. Tai va, mano žinių ir mano pasiūlymų. Ar buvo koks viešas kvietimas, ar tik tais per... Buvo tiek. Kad kas Tai dalyvautų? Kristina daugiau papasakos, aš ne. Apie kvietimą. Muziejuje mes susirinkimo metu apsvarstėm tiesiog, kas yra akmenės krašto kūrėjais.
ir Sandra Salimanienė skambino, mes sąrašą pasidarę buvom, ir skambino kiekvienam iš jų ir siūlė dalyvauti. Buvo tokių, kurie norėtų, bet išvyksta, kadangi birželis, konkreti data buvo nuo birželio 2 iki 6 dienos, gana trumpas laikas. Reikia turėti, aišku, suprantama, reikia turėti ir eskizą, ir visą kitą, ir pasirašomieji darbai. Mums buvo įdomu, kas gali dalyvauti ir kas prisijungtų. Be abejo, iš tų visų žmonių buvo 3 žmonės, kurie atsiliepė ir, kaip seniūnas sakė, buvo susirinkimas muziejuje ir jis buvo ne vienas, buvo kalbamasi atskirai dar su kiekvienu, kuris sutiko dalyvauti. O paskui mes padarėm bendrą tą susirinkimą. Ir kas atsitiko? Atsitiko taip, kad atėjo 3 žmonės, 3 menininkai, kūrėjai. Kiek žinau, Stanislavui irgi buvo siūlyta, bet Stanislavui yra baigiamasis darbas birželio mėnesį ir negalėjo, būtų buvę ir daugiau čia tų menininkų norinčių. Ir ką, mintis buvo pasiūlyta, idėja pristatyta, eskizas nebuvo kuriamas, bet apie tai, kaip tas pleneras turėtų vykti, buvo kalbamasi. Dar vienos parodos atidarymo metu kalbėjosi, irgi buvo susitikę menininkai. Nebuvo taip, kad čia slapta, uždarai, niekam nežinant, tikrai taip nebuvo. Buvo tik tai iškilęs konfliktas dėl biudžeto, bet mintis ta, kad menininkai kuria dovaną Akmenės kraštui, tokia buvo ištransliuota. Ir mes dabar remsimės į tuos, kurie geranoriškai atsiliepė menininkai, o yra tokių ir pleneras vyks. O dėl finansavimo to ar konkurso idėjos, kaip Antanas siūlė daryti idėjos konkursą, kas nugalės paskui, tada jau nebe pleneras. Pleneras yra menininkų šventė, va kaip čia ir seniūnas sakė, ta proga susirinks, bendraus. Aš buvau sukūrusi programą su ekskursijomis tiems menininkams. Buvo pakviesti užsienio menininkai bendradarbiaujančių miestų. Bet viskas vyko labai greitai. Mane pakvietė į susirinkimą, kada balandžio pradžioj ar kovo pabaigoj. Tai jūs supraskit, per tą trumpą laiką padaryti yra sudėtinga. Bet mes stengiamės ir aš jau susiradau ir tam krikštui irgi susiradau etnografinį, kad būtų tas pastatymo šventė. Nežinau, mano akims žiūrint, čia Akmenės kraštui yra kūrinys kuriamas plenere, o kaip supratau dabar iš to, kas čia rutuliuojasi, iš to nesusikalbėjimo tiesiog, jūsų matymas yra kitas. Jūs norite, kad tai būtų Akmenė. Aš taip suprantu. Taip, teisingai, ar ne? Taip. Tai va, nemanau, kad mes čia kažką blogą darom arba neteisingą darom. Mes irgi darom gražų dalyką ir jūs irgi norit gražaus dalyko. Mums tiesiog reikia susitarti ir žiūrėti, jeigu netinka ta vieta mums plenero tam kūriniui, pleneras bet kuriuo atveju bus. Tų kūrėjų Kiek dienų sakėt pleneras? 4 dienos. Nuo 2 iki 6, tai 2, 3. Bet ąžuolai bus paruošti iki to laiko jau. Jums gali... 4 dienas ąžuolą sukapoti ir šventę skaitysis. Labai įdomus jūs požiūris. Galėjo vykti ir kitaip, jeigu būtų susitarta, dar yra kelios dienos to laiko, tai tie paruošimieji darbai, jeigu jau būtų matyti ir vietiniai menininkai, aš vardų neminėsiu nei vieno, tai galėjo pateikti idėją, pradėti idėjas derinti ir tuos paruošimuosius darbus, sakykime, tai pagrindą jau patiems prisimti tą atsakomybę ir tą darbą ir pradėti gal ir ne nuo tos birželio 2 dienos, o nuo gegužės 2 dienos.
niekas to neuždraudžia, svarbu, kad tas kūrinys atsirastų. Ir dabar jau, pavyzdžiui, jau aš Bet matot, rytoj dėl ąžuolų suderinimo, dėl tų kamienų atgabenimo, jau dabar jau rytoj kalbama apie, tie ąžuolai atsiras anksčiau ir bus dirbama prie tų ąžuolų anksčiau. Bet tik tas kartu buvimas, kadangi idėja yra vienybė ir menininkai, kad kartu pabūtų, pabendrautų, kalbėtųsi, rastų kažkokią bendrystę, tą vienybę. Tai va čia buvo ta mintis. Va ta šventė buvo. Bet tos tokia. pačios, pavyzdžiui, to vizualizacijos vis tiek šiandien dar neturit, kad ir iš kelių ąžuolų, ar tik susirinkę jie susitars, ką Bet kurs. aš norėčiau, kad jie tartųsi. Taip, taip. Ne, tai Nes tai aš čia manau, dar kad reikia ir... kas darys, tai Eskizą, turi jūs kalbate gerokai apie anksčiau eskizą. atsirasti, tai tas be abejo. dabar yra ir komunikacijos priemonės, ir kas, ir tą susitikimą, aš manau, kad galima organizuoti ir anksčiau, ar dar, kad tas oficialus pleneras yra tomis dienomis, o tai tuos darbus galima pradėti, aš manau, kad galima pradėti ir anksčiau, ar Taip. dar, kai kiekvienas žino, kaip aš tai pavyzdžiui nežinau, aš moku malką skaldyti, moku Tai jau lentas, žino. moku prie gatelio, žinai, medžius paduoti. Žodžiu, mintis generuojama anksčiau daug. Tai dėl to Va. plenero, tai viskas tvarko. Bet šiaip- Jeigu tokia idėja yra, tai tas pleneras taip. Bet nėra Bet- pagrindinis dalykas. bet nėra- Kalbėjimosi nėra. Ir dabar dėl to pastatymo galim kalbėti. Mes nematom kūrinio, o Antanas, puikiausiai žinom, Antanui nėra tas pats. Jis savo vizijoje, ir gal ir tiek negaliu išskirti, ir Stasiukas, turi kiekvieną savo viziją, savo matymą. Jiems Akmenė yra čia gimtieji namai, jų yra visas gyvenimas. Ir, nu, kaip būkim, kaip pasakyti, tikrai nuoširdus, pripažinkim, kad tą vietą galbūt tikrai ne plenerą darbą ten statyti. O kodėl ne? Pagrįskit. Mes nematom kūrinio, kas bus padaryta. Tai, Nu, kas, nematom. tai kad va yra prašoma ir ta vizija, galėtų tie vietiniai menininkai pateikti savo viziją, kas norima Bet padaryti. vat ten įsiterpsiu, aš vis dėlto galvoju, kad užduoties formavimas yra svarbu derinti visą vat, mūsų bendruomenės, ką mes čia gyvenantys žinom, ką mes norėtume matyti, o ta vienybė ir gaunasi iš to susitarimo, po to kokia jinai gali būti. Tai gali būti ir vienybė prie to ženklo, bet jisai turi atspindėti tam tikrus dalykus, kas liečia Akmenės. Mes negalim pastatyti kažkokio tai objekto, kuris būtų svetimas Akmenės va Tai šitai klausykit, visai istorijai, Algirdai, kultūriniai. jūs Na. prieštaraujat pats savo. Jūs prieštaraujat pats savo. Jūs jau iš karto nusiteikęs, kad tai bus kūrinys priešiškas Akmenėje. Va yra to paties Antano, prašoma, gerai, piešk viziją, darom. Bet žiūrėkit, dabar aš Antanai mačiau užduotį, kurias jūs mane rodėte, aš mačiau. Užduotį labai yra parašyta. Aš jums nerodžiau užduoties, nes aš jos neturiu. Ne Tai aš, va, o ne aš, dabar jūs ne aš, kalbat- ne aš kalbat apie vadovauju, Klausykit, ne aš o vadovauju. aš- O šitam užduotis dalykui. yra Nesiginčykit. pagrindinis Aš dalykas, sutinku apie su kurį jumis. sukasi va visa ta idėja. Aš sutinku su jumis, bet kodėl tada neteikiami eskizai? Kalbama apie biudžetą. Aš buvau pasikvietusi ir tą patį Tai kad Antaną. pati Antanas buvo užduotis kalbama netitinka apie... idėjos. Iš tikrųjų, Apie- O jeigu biudžetą. būtų užduotis karo medis, ar tiktų? Aišku, ne. iš tikrųjų Jeigu vienybė. daug kartų minit mano Ne, vardą, nesišaipykit. Norėčiau biškelį Nes padėti. Jo, pats menininkų yra tikrai, žinokit, daugiau. Yra ir Stanislavas, va, pavyzdžiui. Gal jisai irgi turi mintį pasiūlyti. Gal Bet tai jisai... kalba apie pačią užduotį, kas turėtų būti. Vat užduoties formavime yra problema, kad tai klaida padaryta pačioj pradžioj. Ir tada va visą tą vat gaunasi balaganas. Užduoties formavime. O kas turėtų užduoties formavime? Tai mes Kas galėjom užkliuvo? susitikti ir diskutuoti dėl Tai meno neaprašysi, meno, kaip Antanai, ar galima aprašyti meną? Aš neįsivaizduoju, kaip galima aprašyti Idėją tikrųjų, galima meninį pateikti. kūrinį. Iš tikrųjų, čia susirinko nemažai tų žmonių, jūs šnekat apie menus, aš klausausi. Kurie nieko nesupranta. Aš klausausi ir laukiu, kada minims ir Antano vardas ir viską, ir niekam nešauna mintis, nu, gal leiskit pašnekėti apie meną. Tai ko čia dėl to susirinko? Tai va, iš tikrųjų aš matau čia tokį savotišką pasimetimą jūsų tarp dviejų
minčių, sakykime, vienybės medis ir kryžkelės ženklas. Na ir tai pirmą eilį apšnekėkim vieną elementą, sakykime, vieną idėją, kryžkelinę idėją, ir antra idėja yra vienybės medis. Ir tos abidvi idėjas ir visiškai sprendžiams, ir visiškai čia aš žiūriu ir taip švelniai matau, kad visi kažkaip dramatizuoja tą situaciją. Nes daugelis žmonių, ir tame tarpe ir Kristina, jį pirmą kartą žmogus susiduria su tokia problema, ji atvežė savo tą idėją, gražią idėją, bet tik tai mes nesugebam suvokti, kad negali tos dvi idėjos susilipdyti į vieną. Ir visiškai priešingos idėjas, ir iš tikrųjų ir visiškai skirtingos vietos, turbūt meniniais principais žiūrint, kompoziciškai du dalykai viename negali būti, viename objekte. Turi visiškai skirtingos erdvės būti patalpinti, ir čia net nereikia mąstyti, kad, sakykime, vienybę ir ženklą sujungsi į vieną ir labai aiškiai išspinduliuos tas idėjas. Tai susipjaus, susikirs tie dalykai ir tai sunkiai sprendžiama vienybės tematika ir ženklas. Tai čia net ir nereikia šitų dalykų bandyti sujungti, suraskime atskiras vietas kiekvienam tam objektui. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką, seniūnas labai šauniai pasielgė. Pradiniame etape, kai nugriovė, jis kelių dienų bėgių iškart susikvietė mūsų menininkus. Ir pradėjom šnekėti, yra labai normaliai, elementariai. Paulius buvo, aš buvau, Stasys, ir aš pats siūliau, sakau, padarom vizualizacijas tos vietos, kiekvienas asmenininkas, Stasys nusiėmė nuo to darbo, mes su Paulium, man atrodo, savaitės bėgi jau tos vizualizacijos buvo padarytos ir galėjom pateikti. Paulius pateikė seniūnai, bet aš buvau pasakęs, sakau, elementariai reikia, aš čia kalbu apie kryžkelinį variantą, ne apie plenerinį variantą. Tai, sakykime, juk mes statom ženklą Akmenės miestui ir visai bendruomenė Akmenės. Bendruomenė turi matyti, ką mes pateikėm. Ir jinai tik tai apsprendžia, ar tą objektą statyti, ar tą objektą statyti. Seniūnas to susirinkimo tokio nepadarė, ką aš siūliau daryti. Tai ir po to, sakykime, kai neišsiruteliavo tie dalykai, Kristina atėjo su tą gražią idėją, antrą idėją, kuri sujaukė tą pirminį variantą, kuris mes sprendėm liktai, bet susiplakė smuikelio, tai net ne jubiliejus yra. Jubiliejiniai metai. Šventė, nežinau. Ir dabar susilipdo į krūvą ir va čia mums trukdo išsispręsti švariai tas dvi idėjas, kurios tikrai gali gyvuoti tik tai atskiros zonos. O, sakykime, menininkai ir aš pats tų, sakykime, aš galiu kiekvienai tai idėjai pasiūlyti variantą, bet pats tai net ir nesimčiau daryti, norėčiau, kad kažkas ir kitas darytų. Galiu aš vieną kažkokį išpildyti tą idėją, bet abiejų turiu priedėlį. Tai dabar gerai. Jurgita, Jurgita, gal Tada Aš labai noriu pasakyti, Pasakykit. tikrai ne apie savo užrašą, bet apie tai, kad iš tikrųjų, jeigu taip dabar žiūrint, kaip iš gyventojo pusės, o ne vat girdžiu mintis pleneros, tikrai labai gražu ir aš įsivaizduoju, kad atsirastų ten daug minčių, kaip Akmenės gyventojus, daug metų irgi gyvenant Akmeniai. Mes iš tikrųjų buvom pripratę prie to, pripratę, susigyvenę, suvadinkim tokią interpretaciją kaip Pirčiapių motina. Mes vadinom tą skulptūrą, tą moterį, kur varom prie Pirčiapių moterims. Ir tas vadinkim, ta medinė skulptūra, jinai jau savotiškai atrodė, tos rankelės nuleistas, kad jūs va čia ar ateikit, ar užsukit, ar čia laukiami. Ir kaip vizija, pavyzdžiui, aš kaip žmogus, ką matyčiau, tai man automatiškai ten ir norėtos, kad vėl sugrįžtų kažkoks kits medis, A2, A3 medžių skulptūros, kažkas tegu grįžt, bet iš gyventojų pusės dabar ne man, vat reiks parvažiavusiai po susirinkimą savo tai visai bendruomenė, aš turiu Facebook'o ten grupę tokią, mes uždarą turim, man reikės papasakoti, aš neturiu ką papasakoti. Jeigu mes būtumėm žinoję, kad jūs organizuojat kažkokius susirinkimus, būtumėm bent vieną ausim girdėję, mes jau gyventojai galėtumėm kažką svarstyti, dabar aš pirmą pragirdau, kažkas buvo muziejui, kažką čia, kažkas kažkur kivirčijos, bet Akmenė sudaro, tai ne mes 7, 8, Akmenė tiek ir gyventojų.
Ir kada, jeigu tikrai būtų kažkoks tai informacijas raus, kur galėtum, va, dabar bus taip ir taip, arba čia kokie 3-4 eskizai, išklausyti tą gyventojų nuomonę, gal ir nereikėtų niekam dėl nieko peštis ir dabar rėtis ar vajavotis, kad čia kažkas kažkur nesueina. Taip, aš gerbiu Paulių Ratkevičių, tikrai gražiai daro iš akmens ir Antanas Adomaitis gražiai daro, bet būkim biedni, bet teisingi. Net tegu didžiausias menininkas atvažiavęs padarytų, nežinau, kokį šedevrą iš akmens, aš būčiau prieš, vien todėl, kad toje akmenį ir taip yra pilna akmenų. Kad ten medis atsirastų visom 4 už ir tikrai, ir kas už mano nugaros tau gyventojai, kad kažką reikia daryti visai kitą, užtenktų akmenų, mes visą centrą turim vieną akmenis, tvoras, vartai, viskas tai yra gražu, viskas tvarkoja gerai, bet ten palikim ką nors gyvo, tas pušelės, palikim kažkokį tą, ar tai medžio skulptūrą, jau mane su užrašu išpravolyje, čia buvo paskutinį kartą, kai mes pasodinom, nes kažkokiom irgi sofos komentatoriam nepatiko, net nurinko mūsų akmenis, nors patys tie žmonės akmenų ten nepadėjo. Tai mes kitur rasim tą vietą užrašui, kaip sakoma, bet aš už tai, kad būtų gyvybė. Man tikrai norėtųsi akmenį daugiau gėlių, daugiau medžių. Ja, tai čia turbūt irgi teisinga mintis, kad apskritai negalim kalbėti apie tos vietos ženklų akmenės be visos sutvarkymų, be gyventojų, be tos vietos sutvarkymų, nes ten iš tikrųjų reiktų želdinius pasižiūrėti, kad atvažiavus ne vien tik stulpas būtų ar kažkas tai skulptūra, bet ir būtų visas kompleksiškai spręstas dalykas. Todėl, kad mes turim tą vietą, iš tikrųjų jinai yra labai eksponatyvi. Vat, jeigu mes važiuojam, visi pamatysim pirmiausia tą vietą ir atkreipsim dėmesį, kas tai akmenė yra, kaip ją atpažinti, pagal kokius ženklus. Va šitą vietą taip ir turėtų būti traktuojama, o ne tai, kad mes kažkas sugalvojam, vat, pastatysim, vat, atvažiavę iš kažkur ir jums bus tinka. Nebus taip. Tai aš jums ir tą patį sakau, kad... Inga dar nori Aš pasisakyti. tik tiek noriu tokį pastebėjimą pasakyti, kad atvažiuojant nuo naujos akmenės į akmenę, tai tas kampelis tikrai yra išpuoselėtas, o šitas, tai aš manau, tikrai nepelnytai yra apleistas. Nes, iš tikrųjų, tai dauguma iš tos pusės atvažiuoja į tą akmenę. Ir tikrai dėmesio šitai vietai yra skiriama mažai. Buvo ta vieta, matomai nuo seno taip sutvarkyta, yra minčių pertvarkyti, tai ar ten su naujo kūrimo pastatymu, aš dar nepamenu minties, kad tą pačią moteriškę reikia pakelti su naujum kojum ir pastatyti ten. Aš dar pernai rudenį ją nusifotkinau dėl to, kad pavasarį naują skepetėlę, naują stogą uždėti, nes tas stogas buvo nupuvęs. Bet va, kažkaip sugalvoju atsigulti. Gal pavyzdžiui planero ten kažkas tai susikurs, ta prasme irgi negali atmest tos mintis, tai yra labai smagu, kai girdžio žalai yra gauti, kad kažkas atvažiuos kurs, o kodėl mes negalim to vieną ar tų dviejų, kas ten gausis kažkur kitoje vietoje, kad ir prie to pačio akmens, dar žiūrėk, kiek vietas yra apie tą trikampį ten, kai atvažiuoju nuo naujos akmenės, leiskim gal čia kažką padaryti. O ten tada, jeigu kažką mūsų vietiniai menininkai kažką sugalvotų tikrai gražaus ir kaip Stasiuk sako, dabar tie mokslai ant laiką neturi. Gal konkursų būdų kažką paskelbam ir padaro, duoda eskizus, teikiam gyventojams. Dabar ką aš norėjau pasakyti, tai yra pas Kristiną prieš kiek laiko buvom susitikę, jau turbūt kokios 3 savaitės, ne? Pirmą kartą, kai Antanas ir Paulius buvo viską. Mano mintis yra labai paprasta. Dabar vyksta zuikių sukilimas, patys nežinom prieš ką. Yra čia pasakymas toksai, palaukit, aš pabaigsiu. Yra pasakymas toksai ir Algirdo, kad tai bus ne iš karto konstatuojama, kad tai bus netinkamas kūrinys, negeras kūrinys ir akmenė jis netinka. Dabar Algirdai, po vieną. Aš pasakysiu, paskui galėsit jūs. Mano siūlymas ir ką aš prieš tai neseniai sakiau, Antanai, aš į jūs kreipiuosi ir dabar kaip į menininką, kaip į akmeniškį, kaip į akmenės patriotą, kaip viską, ar galėtumėte pasiūlyti, ir aš nemanau, kad ta idėja būtų atmesta, sukurti tokį kūrinį iš medžio, kuris tiktų tai vietai, tiktų akmeniai, tiktų jums. Apie kryžkelę kalbas? Jo. Ne apie vienybės medį.
Nesvarbu, kas jums šauna galva, ką Nu, įsivaizduojate. tegul jis būna taip pavadintas, galima ir kitaip pavadinti, bet tokį kūrinį, fainą kūrinį, kur kažkas jūs ten vadovautumėte pagal jūsų idėją, ateina ar atvažiuoja kiti menininkai, kurie padeda ten paskusti, papjauti viską, bet kad tiktų tai vietai, tiktų jums ir tiktų viskam. Va, šitame plenero formate. Bet seniau kalbė apie tą būtent su užrašu, akmenis užrašu, ar ne? Ką pateiksi dabar? Nu taip, prie Ne, kolonėlės. tai Antanas, aš taip suprantu, jums siūlo pateikti, siūlo kaip mes pateikti norėtume. viziją. Tokia, nu, kaip pasakius, kad būtų ir Du viename. vilkas sveikas, ir avisoti. Du viename. Bet galima juk tam mene visą laiką galima kažkaip pasukti, ne? Aš esu iš tų menininkų, kurie neveidmainiauja. Tai ne apie veidmainiavimą Čia yra kalbu, bet kai tai būtų arba galima, kaip ir aš kalbėjau apie arba pirmam prisitaik, susitikime, man Antanai, pirmam susitikime apie tą, kada kalbėjom apie pinigus, nežinau, kada čia būtų skirti pinigai, kiek jų būtų skirta tam ten toj vietoj pastatyti, bet tai... Bet su tuo, kad dabar yra skiriamos medžiagos, yra skiriamas dar kažkas, viskas, kad padaryti tokį, kaip Kristina jūs manote, mano tavo išvedžiojimą tokį. Nu, bet Bet gerai. Aš suprantu, ką jūs norit. Jūs Nu. norite nušauti vienu šūviu du zuikius. jie nenori mokėti ant tavo nebiški. O jūs dirbat, aš irgi visuomenininkė esu ir Antans, daug ir kur. O tai jūs irgi dirbat be atlyginimo seniūnijos. Norit be atlyginimo gal dirbti. Nu vis tiek, negali žmogus. Bet kokia idėja šiai dienai yra, imkim tiesiai šviesiai, parduodama. Tada kitas sprendinys, kad nereikėtų čia rankų. Tada kitas sprendinys, kad nereikėtų laužyti rankų. Tas kūrinys bus, kažkas jį nudroš ir išveš kitur. Ir nereiks rankų laužyti čia. Ar tinka toks variantas? O tai daugiau nėra Ne, vietos. bet Tai pušynė nėra vietos. Seniūnas, O tai kodėl jį išvežti reikia, tai nelabai suprantu. Čia nėra vietos. Čia... Kaip nėra vietos? Kaip nėra, aš manau, kad tikrai Tai čia atsirastų nebūtinai vietos. apie tą kryžkelę jie atmeta. Arba siūlykite Ne variantus. taip. Aš pasiūlysiu ir gal biškį pabandys paaiškinti, Antanas neaiškina. Gal aš suprantu, aš ne menininkas, aš Čia nesuvokiu. Tai Jūs aš šnekat prašau. apie 4 dienų darbą. Čia ir 4 mėnesių darbas. Visų pirma, sakot, ateiti, Tiesos irgi yra. gali ateiti prieš mėnesį, pradėti ten natašyti. Tai ir laiks, ir pragyvenims, ir kas tą žmogų pamaitins ir pamigdys į dar kur nors, jeigu jis bus iš kitur. Jeigu jis bus vietinis, būkim vieną kartą žmonės ir įvertinkim kitų žmonių darbą. Tik tų malkų skaldimų, tik dar kur nors. Jeigu Antanas apsijam dirbti, parašė anam užsakymą, susitarėt kainą, susisėdot vieni, du, jeigu norat, kad čia kiti nesiklausytų, sutarėt kainą, pasirašėt raštą ir Antanas padarys už tą sumą. Bet jeigu norat tą per 4 dienas, ura, čia lygiai tas pats, kaip akmenis kokį geodezinį planą padaryti per vieną dieną, pasakyti. Tiesos irgi. Arba užsimanėt, morkų užauginti ar daržovių. Per 5 valandas man reikia užauginti. Neužaugs ir nebus tų dalykų. Čia nereikia nesvajoti. O jeigu nori tokių lėlykių padaryti, grybų ten, kur nors per tas 5 dienas, padarys. Tai susirinkę menininkai už tą putras ir košės šaukštą padarys tenani. Bet tai dar jūs pats irgi užsiminėt, kad tai turbūt šventė. O tap ir būdavo šventis. Pavežioj tos menininkus, susodini mašiną, aproda apylinkės, aproda įdomiausias vietas, visko. Iš 4 dienų kas lieka, jeigu 2-3 dienas kelionės ir aplankėm, lieka vieną popietį darbo. Jergo keliaudu, man asmeniškai tai yra absoliutų nesupratins, apie ką mes šnekam. Mes jau kalbėjom muziejuje apie tą patį dalyką, Kristina žino, dėl to jie... Ar spės per tas dienas? Aš pati tą kalbu ir aš pati sakiau, aš pati siūliau dar nukelti metams tą plenerą, galima padaryti per metus, sukurti tą viziją ir tą eskizą to kūrinio.
bet yra tiesiog prašymas, kad šiais metais būtų. Kodėl būtent pleneras kam čia reikalinga? Ir viskas. O tas kūrinys nėra jums peršamas, jūs galite jo nepriimti. Tas kūrinys tiesiog stovės kitur. Ir tai yra normalu. Ne, tai tų grybukų galima Jūs pridėti. darykitės savo tą, ką jūs matot, ieškokitės, aišku, nes ką jūs kalbat, tai yra valstybinis užsakymas. Tai nėra taip paprastai, Nu, pinigai nėra. Taip, jau čia yra reikia užsakymas. rimto, Taip, kad teisingai. važiuoju į Akmenę, kad kažkas rimto būtų, o ne Teisingai, čia grybuką jau pastatė. valstybinis užsakymas, nebe pleneras. Pleneras yra kas kita ir nereikia maišyti. tų. Bet 4 dienų nėra pleneras, vieno. direktorius, 4 dienų pleneras ir tik grybukam padaryti. Bet O Jeigu grybukai, šventė. ar grybukai, ar kokios, kas nors dar, tai ne mums spręsti, yra Ne žmonių mums, skaitos menininkų. mes organizuojam per 4 dienas, o jau nebus patenkinti. jeigu tie Stanislavai, menininkai ateis yra ir- menininkų, kurie padaro, yra menininkų, kurie sutinka daryti. Aš nesikreipiu į jūs, aš jau supratau, kad jūs neprisidėsite prie to ir viskas, ir gerai. Aš tada dirbsiu su tais menininkais, mes galvosim su tais, kurie sutiko. Ir viskas. O Ne, tai iš tikrųjų- jūsų vertinimas, jūsų matymas, arba ten pavyzdžiui, aš ką čia girdėjau irgi, nesupranta meno, kryžkelė, vienybė, tai prieštarauja viena kitai. Mano akim žiūrint, filosofinė prasme, tai yra viena. Kryžkeliai vienybę atrasti, tai yra jau mintis. Ir gili mintis. Bet irgi menas yra ir vaizduojamasis menas yra literatūra. Jo, Katrie menininkai parašykit mes gražų esam. skelbimą ir ten pastatykit, kad kaip gražu Tyčiotis įvažiuoti irgi į yra Akmenę, menas. kaip čia jūs visko pamatysit. Nu, skelbimą ten pastatykit, man Ne, sutinku. aš Per matau, 4 kad, dienas. nu, jo. Šitam susirinkimui reikėtų mums vieną esminį dalyką padaryti. Jeigu mes išsprendžiam, kad yra 2 objektai ir 2 skirtingos vietos, mes galim viską padaryti ir susitarti. Čia, manau, be reikalo jūs gerbiam seniūnės suplakėt čia dabar su Jeigu į direktoriai. krūvą būdus Du objektus norat į vieną, būtų... Gal Nesupra- atskirsit. Matyt, Gal nesuprantu. atskirsit. Aš Gal gi sakau, kad atskirsit. ne menininkas. Tai Plenerą viskas tvarko, į pušins didžiausias, juk aš sakiau, galit plenerą į pušinę daryti ir objektą ten savo kūrinį sukursi. Kitos vietos ten atsiras. Tikrai, ten yra pilna tų Jūs skulptūrų. tiesiog bus vietų. pasitarkite ir kitą vietą. O Ir taip. viskas. Šinė vietos vokiečių. Taip, yra Gamtos kultūros parke pilna vietos ir tai yra tinkamas tinkamas Ir erdvės. tam pačiam mieste gal kažką surasti, iš tikrųjų čia galėtų ir, kaip sakant, su esamais dar daiktais, kuriuos aš žinau, sakykime, menininkai jau turi pas save padarę pakankamai gražių dalykų. Ir, sakykime, ką Kristina kalba apie vienybės medį, tai čia galima ir gan greit padaryti tą darbą, nes yra kalvių, labai gražių kūrinių padaryta. Ir yra muziejai dar eksponuoti, gal ir Kristina dar tada nėra Ir buvus. sutiko dalyvauti, va dabar Birontas, pavyzdžiui, nuostabi saulė. Ir tam stogasulpiui jis sutiko Tai va, dovanoti. iš Taip. tikrųjų apie Čia tikrai panašų faina. dalyką ir kalbu, tik tai yra va tos saulės, yra anksčiau, aišku, kaip jau papilėniški jauną žmogų reikėtų palaikyti, bet yra Simonas Kalvis tokį didelę saulę ir padaręs. Jis yra 3 kartus didesnė, yra buvus muziejai, Nu, va, ant tokia stovo. bendra kompozicija, iš metalas, tikrųjų- Va, jūs medis, patys jau kalbat ir jūs randat tą grožį ir labai džiugu. Jūs Sakykit, matot, kad tavo tai ta- įmanoma. Tik ne toj vietoj, tik ne toj vietoj. Tai va, ką aš noriu pasakyti. Viskas čia įvyko, tas visas nesusikalbėjimas ir konfliktas ne dėl idėjos, kad jūs sako, čia idėja, ne ta Ne, data. nieks Bet nesako. čia dėl vietos. Taip, taip, dėl vietos. Taip, ir iš tikrųjų, ir sakykime, jeigu tie ąžuolai yra, ant to ąžuolo, tą, sakykime, saulę kalvišką padėti, dar kažką ten apačiai pridėti, labai daug darbo ir nebūtų. Ir tada jau, kaip sakant, čia jau ir pinigų ta suma, ne kažko, iš tikrųjų kalvis, gal Birons ir padovanotų, bet, sakykime, yra ta didesnė saulė, kuri yra tikrai įspūdinga ir sudėtingesnė, meistriškai yra didesnės vertės.
tas kalvis gal ir nors kažkiek pinigų, nes Bet darbo būtų jėga. labai smagu, kad galėtų matyti, žinot, kad mes galėtumėm gyventojams paklausti. Gal, ta prasme, būtų visai kitaip, mes negalim 7-8 dabar nuspręsti, kad būtent ten stovės va toks ir toks. Na gerai, o jeigu ne toj vietoje, Antanai, jūs galėtumėte idėją, sakykime, jeigu apie kalviškus ir medinius dalykus kalbam, tą kompoziciją tokį padaryti, čia dar tos vietos ir nesam tiksliai suplanavę. Čia reikia dar gerai pereiti per visą miestą, jeigu nerandam miestą, Pušynė tikrai vietos atsiras, bet tik tai kalviškam dalykui yra, matai, kalviškas, jisai savotiškai medžių fone, kaip sakant, beveik sunyksta, jam reikia kažkokį Erdvės foninio reikia. dalyko. Ne, nuo fono reikia, Ir- jisai būtų ir galbūt- žiūrimas iš o gal jūs su idėjom galėtumėte prisidėti prie šito būsimo kūrinio, sakykime, nu gerai, ne toj vietoje, jeigu tas koplytstulpis daromas ar dar kažkas daromas. Nu tai ta, jeigu su to, ten iš tikrųjų yra tokia kaip ir saulė, ir to šakos, savotiškai tie spinduliai kaip šakos, tai čia ir labai atitinka tą vienybės meną. Su to Jonu Birant šnekėjau, aš taip jam biškelį užsiminiau apie tą saulę, bet paskui biškai ir pasigailėjau tą kalbėdams, nes žinau, kad yra geresnė ta saulė. Nu, jums atrodo gal geresnė, man tai graži ir ta saulė. Ir nežinau. O Grožiui ribų iš tikrųjų, kaip Grožių ribų nėra. Taip, aš. skonis draugų neturi. Jo. miesteliai, koks aukštis. koks- Skirtinga. Reikia turėti dar irgi eskizą paties kūrinio, kad tą saulę galėtum irgi jai sukurti. To stogastulpio. Ja, iš tikrųjų gali tą saulę, priklausomai kurioje vietoje. O dėl tos vietos jūs kurkitės, tikrai jos niekas nenori atimti, jums kovoti dėl jos nereikia. Tiesiog paprasčiausiai, jeigu nevyksta susikalbėjimai ar dar kažką, žinokit, tada jeigu man reikės dabar kviesti kiekvieną kartą jūsų susirinkimą, aš nežinau, ar jūs būsite patenkinti, nes iš tikrųjų daug visokių minčių yra ir tiesiog net nepagalvojau, kad man reikia dabar bendruomenę sukviesti tuoj pat, nes aš pati buvau dabar įsprausta į tokį tą laiko tarpą, tokį gana trumpą, ir man reikėjo greitai nuspręsti. Tai kad Kristina, jūs, bet mes tikėjomės seniūnų šitų, žinoma. Pleneras, tai viskas gerai, bet jeigu kilo konfliktų dėl tos vietos, nu tai apspręskit, jeigu galima plenero darbą kūrinį pastatyti kitur, nu, O Paryžiuje. jūs nenorit jo to plenero kūrinio atiduoti kitam? aišku, Norit, kad akmeniškai, liktų tai akmenį. čia ir palikti. Tai ką vietos nesiras, tik Bet tai. tada jūs turit, va dabar, kadangi jūs sakot, reikia tarti su visais, gerai, tada jūs siūlykit vietą. Tai gerai, tada Antanai, supranti, mums reikia labai staigiai tą padaryti. nes Jo, čia taip. Aš jau Antanai buvau minėjęs, kad kažkaip pažiūrėk į tą Nes dabar, tą žinot, vertė, jeigu gali ten, būt dabar, to- jeigu to- taip to net ten kūrinio kažką statyti, didžiausia. nu mes net neįsivaizduojam, už ką reikėtų balsuoti, kad statyti tenais. Ta prasme, aš dabar balsuosiu ne už Katiną, o bus gal ryžas, gal juodas. Jeigu daleiskim kalbėti apie vietą ten. Taip, Nėra vizualizacijas, aš susilaikau nuo bet kokio balsavimo ar bet kokio. seniūnai pavėsim, kitiem metam darbą O jeigu- išgryninti. O taip, Vyriausybės užsakymą. Arba yra, kaip būntė, eilutė ten, kokia ten, Tai dalyvauja biudžetą. paprastai jau kaip tiek pat naujos akmenės tą ženklą, kur ten kainavo iš abiejų pusių vienods, jisai yra su tam tikra ta metalo plokštuma perforuota, jis kainavo, man atrodo, apie 40 000, du ženklai buvo pastatyti. Vento ženklą, man atrodo, Antanstenas idėją pasiūlė ir darė irgi už pinigus. Taip, ta prasme, čia nėra kažkokių Tai taip, jeigu Nu, kantalai stebuklingų reikia iš kažko sprendimų, gyventi viskas buvo irgi. padaryta, nu, jau ne tik tik ką, laiką, tada reikia tą patį. tada Visiems. per metus laiką, tegu mūsų vietiniai, tada Taip, jeigu nori tą kūrė. vietą kažką gražaus, tegu Gerai, tai svarbiausia dabar, Viešas. svarbiausia šitą klausimą išspręsti. plenero Dėl- kūrinys dėl palikta plenero- akmenį, viskas. Palauk, dėl plenero kūrinio, tai Pušinė. galiu, Surasim. na, Nebūtinai palauk. Pušynė, akmenė Prie reikia. pušyno yra daug. Gerai, bet suprantate, tada Nebūtinai sutarkim, Pušyne, kadangi nebūtinai kas jie bus va, rinkėjai, nes geriausiai čia yra tokia- irgi klausimas. Nes šita informacija, kurią mes kalbamės, jinai yra jautri visiems.
Ir vat, kadangi tiek žmonių mes dabar susirinkom nesutarėm, reikėtų tą daryti viešai, kažkaip parodyti, kad toj vietoj bus ta plenero skulptūra arba kelias vietas parinkti, jeigu yra galimybė čia kažkaip balsuoti. Šitie dalykai yra labai svarbus įtraukiant žmonės, nes mes Šiaip, o dabar spontaniškai. Šiek tiek yra, bet reikia man irgi žinoti, vat būtent kurią saulę renkatės. Koks Jeigu aukštis, Kopilėniškių, kokia tada biškim kuklesnė tą vietą ieškoti. Jeigu ta didelė, tai Kokie ten tie ąžuolai kokio ilgio parinkti yra? Oi, yra 7 metrų arba 3,5. Aš sakiau, kad reikia ir 7, ir 3,5. Abu paimti. Nežinau. Nes aš nežinau, kokią tą dar išgeneruos idėja tos vienybės. Nes buvo mintis, kad gali reikėti netgi 3 ąžuolų. Aš iš karto apie 3 man mintis kilo, nes pas mus yra posakis 3 tiltai, žiūrėkit. Ir jeigu ten atsirastų kažkokie 3, kad ir vas tom saulėm, man, pavyzdžiui, visai ant orą paišant jau man paišos. Nes ten yra Tams palikęs specialiai prie 3 tiltų tą tokį kalvelę, kaip gyvalėm šitą dabį. ten pranyksta, ta saulikė ten iš toli visiškai nesimatys. Ne, čia prie degalinės pati geriausia vieta kažkam va tokiam, bet taip, kad tikrai... Reikia arčiau, kad būtų matoma, bet erdvė būtų mažesnė. 7 metrų ąžuolas Jo, jau čia čia rimtas. normaliai. Čia jau Bet gerai. žiūrint, da, koks anostoroms, jeigu ne 40 centimetrų. Ne, tokių čia veiksus tokie dišių. Gala. Tai tada... Tai įdomu, koks tas ąžuolas. Mums turbūt Kadangi dabar kalbam apie ąžuolus, tai aš esu paprašius, ne aš važiuosiu rinktis, bet važiuos menininkas, kuris žada prisidėti ir padėti ir dalyvauti plenere. Tai jis ir rinksis. Kadangi jisai dirbs, jisai žino, koks tas ąžuolas turėtų būti. Man nesuprantama, kodėl yra slepiami menininkai, slepiami eskizai, turėtų daugiau būti to Aš irgi viešumo. sakau, kodėl eskizai slepiami. Aš Aš irgi sakau, tą patį, lygiai tą patį klausiu. Kodėl tai yra taip, slepiami taip. eskizai taip? Labai geras klausimas, vietai uždavė. Tai iš tikrųjų mes eskizus, juk ką aš ir kalbėjau, kad tarkim kryžkeliai, juk gerai, dabar aš tarkim ateičiau pas seniūną ir bandau jam įpiršti, kad čia mano geriausias dar. Tai turi būti vieša. Mes tuos eskizus turim kažkokiam susirinkime žmonių apspręsti, kuris nevertas. Nejaugi aš, sakykime, Mes dabar... darėm dėl šito, buvo 3 idėjos pateikti dėl šimtmečio išminčių stalo. Mes visą laiką elgiamės taip, viešinom savo darbus bendruomenį, kurie apsprendžia, kurio reikia statyti. O ne tai, kad, sakykime, aš dabar ateičiau, sako, slepiu, aš turiu, aišku, tų eskizų turiu, bet o kodėl aš turėčiau vienas jums, kaip sakant, gyventojus įsiteikti, kad čia vatinkit mane ir pirkit. Tai turi būti keletą autorių, kurie bus pateikę jums tuos kūrinius ir spręskit. Ir net mes neturėtumėm savo pavardžių rašyti ant tų eskizų, kad jūs kažkokių simpatijų, antipatijų dėka neapspręstų, bet tada žiūrėkite. Labai teisingas Antano pasiūlymas, netgi dėti O iš taip. tikrųjų mes šnekam ir iš tikrųjų seniūnas lygi turėtų tą konkurso datą pasakyti, iki kada padarom, ateinam visi susirenkam ir nusprendžiam. Šiuo atveju neseniūnas organizuoja šitą. Čia ne pleneras, čia konkursas, jau čia žinokit, jūs Ne, negirdit Antanai, minties, matai, čia apie dabar tą jau- akmenę jau žemę, nebe- čia į žemę. Dabar reikia užbaigti ir šito susirinkimo tema, tai dėl Kryžkelės vietos. Dėl kryžkelėje galimai kad atsirastų ar neatsirastų plenero kūrinys. Tai supratau, kad kryžkelėje plenero kūrinys neatsiras. Nu, tai Kristinas, Prieštarauja. Šitas- Galim prabalsuoti. Viskas, Jeigu norit. viskas šitas klausimas išspręstas, ne? Tai galbūt balsuokit paprasčiausiai, Ne, viskas. kad čia visiems juk visi suprantam, kad... Kai nematau, net nebuvo, aš susilaikau, aš Kad nėra už ką balsuoti. Jo. Nėra už ką paprastai. Tai kryžkelėje plenero kūrinys neatsiranda. Ar ten būtų, ar Viskas. nebūtų.
Nebūtų, viskas aišku. Nes jisai Sutarėm, neaišku, kad kas reikia. bus. Nebeaštrinam padėties. Taip, Jo. tada Taip. jo Ir labai lengvai dirba savo darbą toliau ir Nu va. plenerą vykdot ir viskas, ir ieškom kitos Lengvai vietos. darbai nesidaro. Ne, bet, Aš turiu pasakyti. bet psichologiškai šiek tiek nebus palengvina. spaudimo, kai jau bus nuspręsta, kad ten nebus. Bet yra aiškumas. Nu, taip. Nes tenais mes norim, kad būtų iš tikrųjų išgalvota, ilgiau su bendruomenė pasitarta toj vietoj ir kad ten būtent atsirastų Tai tada- akmenė. tada- Nebus lengva jums irgi išgalvoti, Ne, tai tada, išgeneruoti, kadangi bet tai tai yra- yra jau nebe Aš mūsų manau, kad reikalas. bus taip, kadangi tai kūrinys kaip Akmenės kraštui, tai Akmenės savivaldybė ir paskelbs tą vietos parinkimo konkursą, kuris gali Akmenės krašte atsirasti. Pasiūlymas turi būti, va pasiūlymas yra Nu. parke. Nu, tai Kalba jeigu žmonės. savivaldybė vėl sprendžia, kurioj vietoj bus pastatyta, nematydami objekto, koks jis yra, tai čia ir vėl ta pati Ne, tai nesąmonė. čia tai turi atsirasti ir tada gali spręsti. Pirmą, tai jūs... Mes kažkaip nesusikalbam, Jūs žinokit, 100% pleneras. Aš teisus. galvoju, kad Kad- šiaip ar taip, kad vis vien reikia atrasti tą vietą gamtos kultūros parke. Juolab, kad Kristina jau galvoja kažkokią tai atidarimo tą ceremoniją. Visas bus šventinis kažkoks tai laikotarpis tam parke. Tai viskas labai paprasta ir gražu gali harmoningai įsijungti šventinį. Ir galų gale visi svečiai pamatys atėję į tą, čia kažkas atsirado vat, būtent smuikelio dienomis per plenerą. Visą tai viskas gražu gali būti, jeigu mes taip sutarėm, kad toje erdvėje gamtos kultūros parko, ten nežinau, kur ten geriausia vieta. Juolab tai, kad prie šitą Helen kažkas nuverta. Taip, vieno statula yra. Kuri Akmeninė? Akmeninė neversta. Medinė. akmeninės niekuomet, bent jau iki mūsų Smuikeliu. pabaigos Tai nenugriūs. taku kaip eini iš čia, taku, kaip į tą estradą ir laiptelį į viršų, prie tų laiptelių. Medinė ir nuversta ten. Nupuvo jinai ar kaip ten? Nežinau, nu kažkas yra, kažkas A netyčia Ten nenupaveiksluoja. tikriausiai netyčia nugriuvo. Su smuikeliu gal? Atsibodo stovėti, taip pačiai Tas vietoj, vaikelis, kažkur mano. išeiti. Tas vaikelis. Oho. Ten tikriausiai netyčia. Aš galvoju kažkas. Gal O gal ir iš karto angelai parodė, kur turbūt vieta kita. Ir šiukšlinė susprogo netyčia. Į smulkius Yra tokių gabaliukus. O čia Visko yra. jeigu smuikelė, tai čia Pauliaus. Paulius darė. Jeigu prie soliukų su juo. Suliukus kaip reikia lipti į viršų. Aha. Vidurį tos estrados prie suliukų Nu, neturi. tai Nu, tas tas Paulius. vaikelis. Pauliaus, nu, smuikelis, nu. Čia ten su skaičiai, ne, toksai. Ar tai nejaučiu iš to kaip Ne, reikia. nu tai vidurė tinkitos nėra. Nu tai ką, kokie Kaip šio telefono klausimai? nepasiėmė iki šiandien. Bet nu, tai Daugiau visiems- valstybinį tai ten tą šiaip- užsakymą organizuosit ir atsiras jums Nu. kažkas kitkas. Tai aišku, plenerą organizuojat kaip organizavę, o darbą, nu, mes tai ką, mes siūlom, Antans gal pasižiūrės, gal pušinę, Bet gal aš kur pasistą su pastatyti. Dėl vietos galim vis dėlto pravažiuoti, užduotis pasižiūrėti. turėtų būti. Žinai, tą užduotį, kur tinčiau reikėtų ją kažkaip aptarti ir pagal tai seniūnas galėtų jau tos... Tai pasakyt, seniau gal kas tu- turi, aš atspausdinau, Antanšai siuntė, bet čia jau bus tam ženklui. Kur- Jo, jo. kryškeliai. Tai. Kas? Čia jau kitam objektui. Ne apie plenerą nekalbam. Pleners Nu, bet tai mes savo turėtume vardu. šito žingsnį pažengti į priekį, nepalikime jo neužbaigtą. Kokios jūs čia paslaptis? Ne pats, Ne aš pats. galvoju, Pats tik Ženklų pasiūlymą. jau turi ją viziją. užduotis yra, sako, užduotis tai- užduotis. Tai nežinau, nu tai duokit Antanui, nes Antanas labiausiai nori pamatyti, paskaityti ir jis nori pradėti vykdyti. Ne, nu tai čia jau bendruomenės pirmininkas sako, kad šis seniūnas jau praktiškai įvykdęs yra, turės įvykdyti. Tai va. Gerai, aš čia paskaitysiu. Pasiskaitysit, ar tiks prikursat gal ir tam kitai kryškeliai. Ir tada gimtų tie eskizai pagal tai. Ir tada mes galim susirinkę, diskutuoti, pasakyti, Tegu kas visi mums, menininkai. ką mes suprantam, ko nesuprantam, menininkai pasakyti. Turės Tai laiką būtų, visi kažkam, procesas, kaip kuris sakant, yra demokratiškas, nupiešti, paruošti, suprantant, sukurti, o tada mums mes dalyką, jau balsuosim pradėsim gyventojai kažkokį tai- patys. Bet Jo, tada bet- visi jausas bet tas prisidėję prie to reikalo. Tas pasakėms, va, pridarykite eskizų čia, tada mes pasirinkim. Žinokit, tas Tai čia yra, kas tą užduotį parengė? tai yra, Čia visi galvojam.
Tai Nu, čia yra buvo didžiulis, kolektyvinis šiaip darbas. ne tik didžiulis darbas. darbas yra sutverti gerą eskizą. Ir iš tikrųjų aš niekuomet gyvenim nedalyvavau ne vienam konkursui ir nedalyvausiu, jeigu tai nėra konkretus užsakymas, nedėdi pastangų į baigti krius. Jeigu į konkretus užsakymus, dėdi maksimalias pastangas, kad savo to vardą nesugadinti. Nu, tai jeigu bus tiesiog paskelbs kažkoks tas konkursas, kur automatiškai jau bus finansavimas, tai nejaugi, Užsakymą Tai va, tai pateikti, būtent, kad čia žmogų nematau užsakymą pagrindinio baigti dalyko. krius. tai Aš- jeigu aš taip finansavimo gyvenčiau, tai šaltinis aš yra. mirčiau badu. Tai seniūnas finansavimo šaltinis. Aš va galiu pasakyti irgi, va, kaip sakot, va, čia Skuodo rajone pasakėt, ką buvo, aš galiu pasakyti, kad Telšių rajone, va, tai irgi studentaudams irgi. Gavau vieną užsakymą, būdam studentų, konkretų užsakymą, čia padaryti tą ir tą, čia aš ir padarau. Gavau kitur užsakymą skaitos, gavau Varnios prie Vyskupystės muziejaus padaryti, gavau užsakymą, padariau pridėti ir. Ne jokių konkursų nieko, dėdi maksimalias pastangas, o ne taip, kad 8, daleiskim, reikia knygą padaryti ir aš padarysiu 8 kažkokias knygas, kad jūs iš ano galėtumėte rinktis. Ne, tu vieną pasiūlysi. Tu vieną, bet tropnų turi pasiūlyti. Ruokų vieną. Kad būtų tau geriausia. Nu, Bet Stanislavai šiuolaikiniam pasaulyje dėja, bet taip ir yra, žinokit. Taip ir yra, bet jūs pabūkit menininką kailį Nu, ir tiesiog jūs... aš irgi kūrą ant nagų. Nu, tai jeigu aš irgi žmogus, pavyzdžiui, ateit pas mane atsisėt klientė, jeigu ona pasako, man reikia to ir to. Tai jeigu aš nenupieš, nepadarysiu, Ana neparodys kaimynkai, kitą kartą neteis pas mane kaimynka, dėja, bet aš lygiai taip pat esu va tokia liaudiškai tarant, lengvai kaip čia įsireikšti, nežinau kaip taip. Nu, bet gerai, bet atėjai pas pačią, o ne... Ėjo pro šalį ir užėjo žmogus, atnešė, parodė nuotrauką, tu man gali nupiešti tą mergą, ne? Nu, Ir aš pasakau, kad galiu, nes aš moku ją nupiešti. bet Tai dabar lygiai ta pati situacija, Bet ta parodyk, moteris- Stasiu, kaip tu gali mums padaryti Bet kažką. ta moteriškė nesodinas jumis 6 tas specialistės aplinkui ir kuri man Jinai gali parodyti, vaikšto ir kaip man renkasi. galit kuri Stasiukai, naga. jinai perės 15 Atėjai salonų. konkrečiai pas jumis ir jūs dedat maksimaliai pastangas. Ana perės 15 Sesė, žiūrėk, salonų. matai, kaip jie Tai yra visuomenės Seniau sovietinių laikų tokia buvo, kaip sakant, pirmo eilė menininkas užpundė kokiam viršininkiukui darbelį. Na ir protekcija šiokia tokia turtai ir priein taip be konkursų. Tai dabar nebe tie laikai. O čia jeigu bus kažkokias vizualizacijas, kai teisingai sakė Antans, kad tiesiog neskelbti kokio tai menininko ir kad tiesiog pateikti kokie 3 ar 4 eskizai, kad vat, maždaug planuojamas toks ir toks ten į ten. Ir žmonės pats geriausias ir įvertinims. Ir net jeigu tu nelaimėsi, daleiskim konkursą, bet kažkas bus matęs tavo darbą, gal blemba iš kažkokio Radviliškio atvažiuos, sakys, mes norom Radviliškai. Tas įdėt tavo darbs, kuriant eskizą, jis nenueis veltui. Va tam ir argi nėra motivacija, jeigu tu žinos, kad ten už tą kokį koplyčių stulpiduos, ten kokį daleiskim, 5000 eurų, tu nori pasakyti, nepasistengsi ten tą naktį 2 nepamiegoti, kad spėt konkursui padaryti kažką. O kaip su projektais, rašom projektus ir per naktis duodamės tam, kad prakišt tą projektą ir gauti pinigėlį. Sorry, bet toks gyvenims į Stanislavai. Praėjo tie laikai, kad va, aš toks esu ir jūs čia... O dabar apie šitą užduotį, tai gal Akmenės bendruomenė galėtų paskelbti tą konkursą? Gal ir plačiau nebūtume čia akmeniški. Jeigu atsiras kažkokį... Parašykit projektą iš tikrųjų ir Projektą parašant Ulo Vitalijai Jūs esė. siūlote, kam šį projektą? Tai susiraskite, fondų yra įvairių. Tai jūs Kultūros galėtumėte tarybos susirasti fondus, irgi. bet kaip jūs lengva ranka pasako. Tai yra... O kaip jūs įsivaizduojat, jūs nelengvai, jūs paduodat seniūnui ir Ne, tai įsivaizduojat, kad jam palaukit, Kristina. rasti. Kristina, Pinigų. suprantat, kodėl, pavyzdžiui, Ventoj buvo surasta pinigų ir pastatyti ženklas. Naujoje Akmenėje buvo surasta pinigų ir Tai kas visą tai surado, kas padarė? Nu, savivaldybė. Nu, o tai kodėl dabar negali? Kodėl Akmenėje Aš dabar nežinau, reikia tų bendruomenės? istorijų aš nežinau, Nu, tai va, tai reikia susižiūrėti. kažkaip... Tai Nu, buvo taip laisvai lengva Kadangi- pasakyti, susiraskite Ne, jūs ir suprantat, darykit. kadangi iniciatyva iš ko kyla, nes aš kalbu iš savo taško, iš savo patirties, ką aš esu darius, ką aš esu rašęs projektus.
Jeigu mano iniciatyva, aš įrašau projektą. Tai matot, čia mūsų visų, ir ne tik tais bendruomenės, bet ir savivaldybės. Jo savivaldybės vieta ir savivaldybės turtas buvo, kuris nugriuvo ir galėjo nenugriūti, jeigu būtų galbūt laiku pastebėta ir prižiūrėta. Tai ta prasme ir daug dalykų, kurie neturėtume ant bendruomenės užkrauti. Bendruomenė šiaip jau labai daug daro ir jūs nenorėkit, kad ir tos savivaldybės darbus padarytų. Tai yra Tai daug. gerai, tai tą gražią gaidą ir baigiame, ne? O taip, jeigu trūks kartais kažkiek dar to pinigų, aš visad sakau, nu gal kokį koncertą labdaros organizuoti, negali kultūros namai. Ir kažkaip įgyventai, aukų dėžutę padaryti, dar Tai prisidėjimui, jeigu- kad ir jeigu- tai košiai išvirti menininkam ar dar. Jeigu, nu, tai pavyzdžiui, vis kaip ir vien. dabar, ne, pavyzdžiui, va, tam užrašai, kur aš myliu akmenį tas gėris, tai žinokit, nu kaip yra smagu, kai šiemet, sakau, iš Utenos moteris pravedė pinigus, iš Mažeikių, iš Klaipėdos. Ta prasme, jie mato, kas tai yra, jiems negaila tų pinigėlių, nes jie žino, kad tikslingai bus panaudoti. Buvo paskelbta, kad 350 našlaičių, kad kiek įvaikinta ir po kiekvieną to, kas pravedė pinigėlius, iškart po kiekvieną postalį, kad tiek. Toliau mes susirenkam aktyvistas sodintas gėlės, dar mums akmenys kepyklėlė davė lauknešėlį, paskui prie arbats ir sukapojom. Jeigu kažką noram daryti, reikia niekada nebijot kartais paprašyti. Nu, gerai, už mano nugaros to, aš gal kokių ūkininkų paprašyčiau kažką prisidėti. Aš tikrai popierius tiek nesusigaudau. Aš esu labai stipri ant dėrybų. Mane statykit prie ko nors, kainą numušti, pakelti visada galiu. Šičia yra mano varikliuks. Čia jūs mane galit pasiūsti, aš tikrai, kaip sako, šitą sugebu. Popierių tvarkyti, apsaugoti. Bet tai jeigu taip žiūrim, labai gražiai formuojasi apskritai ta įgyvendinimo komanda. Tai yra seniūnas organizuoja, kad pateiktos eskizus. Toliau ten yra užduotį pateikta samata, kokia turėtų būti to darbo irgi turi paskaičiuoti. Ir tada paleidžiam Jurgitą dėrybų. Projektų pateikimas savo idėjų irgi paprastai pinigų prašo, ne? Savai suprantam, gerą darbą be pinigų nepadarys. Nu, tai va. Jeigu šiaip savo vaibokiuk tokių žaislinių kokių. Ne, vien tik tai už tą... Taip, konkursą kas laimės, Už ane? projektą. yra. Už dyką niekas nedarys. Ne, nu tai Vizualizacija Ne, iš tikrųjų, eskizai kaip sakant, vizualizacija, Antanai, iš tikrųjų, kaip sakant, čia jau žaidė kartais tą patriotinę tokią gaidą, kad visą darbą gali padovanoti. Projektėlį tokią vizualizaciją padaryti, aš bent jau niekuomet neprašysiu pinigų. Šiaip ir pati ir Nors iš konkursų, tikrųjų galėčiau. visada būna konkursų tvarka tokia, kad ten šiaip siūlo visi, gali atrinkti 3 ten kažkokias premijas numanyti, kad skatintų dalyvavimą. Ir tada, reiškia, tas kuris laimi, tas jau gauna finansavimą kažkokią tai, kuris objektą įgyvendina. Tai visa yra paprasta tvarka. Bet ten yra du dalykai. Vienas dalykas yra, katras pateikia eskizą, katras įgyvendint. Tai yra irgi, nu, gal, pavyzdžiui, gali pateikti eskizą, bet pats tai... Ne, nu, negali būti taip. Turi būti tas, turi kas pats autorius žinoti ir baigti iki galo. Ne visai. Ne. Ne visai. Laiką Didžiųjų skulptūrų pasaulinių, tai tikrai ten viens niek Tai neįtikė. ne, tai tas autorius renka savo komandą, jeigu jis viens nepaėg, bet jokių būdų jis autorys niekam netiduos. Ne, autorius. Nu tai va, tai kaip tu atiduosi, bet aš nupaišiau, tu padaryk. Ne. Nu, va, ir dar jeigu apie tą... Pasakyk, jau nori Į tą pasakyti, bobutę, baigiamąjį žodį aš apie bobutę norėjau pasakyti. Tai jinai Ne, jinai ne kieme, bet buvau sustojęs, aš vėl aną ten aplankiau, žiūriu, kad ten jau 2 kartus bandyta yra perpjauti, bet kažkodėl ne visai dapjauti. Nesustabdžiau, ten tik tai tą supuvusį sijoną nupjovau. Ir viršų, ir apačią. Galvai, kojas, nupjovė. jau kažkas Du pjūviai kiaurai jį padaryti. Jau išniekinta, vežkite greičiau. Ir jeigu ten, kaip sako, taip negražiai pasakyta, kad supjausi tik kalaidžius ir atvežti, aš norėčiau ten kokius 3 kalaidės, kurios būtų nuvežtos į gaterą ir apipjautos, sutvarkyti tokie stulpiukai, pastatyti skulptūrom Mondarbo ekspozicijoje.
čia ne Malkom. Malkom aš Jo, nenoriu. ten. išnaudoti ąžuolą reikia iki Jo. galo. Supratote, ne? Tada mums galėtų dar ten stovėti bent jau. Только lišmės po manęs, anus. Tai stėsi, kiek metrų ten reikia pačiam? Nu, po kokį 1,20 m, po 1,30 m tokius kelias kaladės. Nu tai ten visas visai. Nu, taip. Nu, tik dabar yra įpjautas, ten tą biškį pažiūrėjau, kad ten 3 kaladės yra atpjautas. Atmatau, po kokį metrą, pusantro Tai ką, metro. tu jau užsakymą gavai, nesupjausi. Tai jo. Bet jau žiūriu, jau ir pajos tą Aš moterį. galėčiau pasinaudoti tokią situaciją, kad galėčiau su seninaičiais apkalbėti, pavyzdžiui, jūsų nuomonę apie kaimynų dieną, kurią kažkaip tai kultūros namai vis organizuodavo. Vienais metais geriau, kitais metais blogiau. Ir kokia būtų vizija jūsų šiemet? Ar tokią šventę reikėtų padaryti? Gal, pavyzdžiui, labai kviestumėm Seninaitiją šį kartą sudalyvauti, jeigu nuspręstumėm, kad reikia tokios. Kokias būtų jūsų mintis, kokias būtų tos bendrystės kūrimo idėjos, kad, pavyzdžiui, mes kaip Kokią kultūros... dieną čia planuojam? Šiaip būtų gegužės 25 dieną, tai būtų sekmadienį. Visiškai netinkama. Netinkama, visiškai. Na tai va, tai tada ir noriu klausti, kokia būtų Jau jūsų... mūsų suplanuota Tai va, yra kokia Bet mes būtų... asmeniškai šnekėjom apie ką. Kokia, nu, kad mums kitaip Čia reikia ir neišeina. kaimo bendruomenės Taip, pasikviesti, kitaip kai mes neišeina. kalbėjom, kad visą Eurovizijos rajoną žiūrėjimą norėjom sugalvoti ir padaryti, kad būtų, sakykime, galbūt Kaimynai. kaimynų pasėdėjimo vakaras, kaip kad yra daromos Centre, tos pavyzdžiui, baltos, ne, kokį juodos ištiesti. vakarienės ir visokio kito kalibro renginiai. Bet mes vieni patys to irgi atlikti negalim, dėl to mums reikia prašyti O tai, pagalbos. pala, Eurovizijos finalas kada yra? Gegužės 17. Ir mes jau buvom tą apkalbėję, bet mums neišeina dėl kitų dalykų, nes mūsų darbuotojai išvažiuoja vaidinti į Riekšnius, būtent 17 dieną. Nu, yra tam tikri, vat jūs irgi 25 negalit ir vat, bet kokią tada galėtumėm kitą datą daryti. O gal tiesiog paimti ir nedaryti, nesitaškyti dabar, o viską Pasiruošti dėti į kitiems vasaros metams. šventę. Ai, Sakykim, o kaip jūs žiūrite į tą visų vakarienių organizavimą, kur vyksta Superinės papiliai? Oblauskės, naujojoj- geltona vakarienė, Taip. visada dalyvauju. Ar pavyzdžiui jūs pritartumėt, kad vasaros šventės metu, kai vyksta visi keliai deda į akmenę, tokį dalyką padaryti? Liepos Taip. 20 moneta. Tai bus Ten nuo kažkur, jo. taip, visą tą savaitę vyks renginiai, kaip ir Ir vyksta padaryti kiekvienais akmenį metais. kažkokį, tai taip. Pritartumėt tokiai Taip. idėjai? Kad akmenė turėtų savo kažkokią vakarienę su kažkokia spalva tikrai būtų. Tai gražu. žiūrėkit, mėlyjeji, dabar šį vakarą, kad Čia mano netrukdytų nuomonė. jūsų daugiau laiko brangaus, nes visi skubam dabar jau į laukus, į daržus, į žolės. Aš taip siūlau, aš padaryčiau grupę seniūnaičių vat, ir dar esančių. Seninaičių tik tai Su informaciją, seniūnu jeigu dėtų turim. mes Jūs galit- paplatinam. Tai reikia, aš tai atsiprašau, įsiterpsiu truputėlį su Vitalija čia dieną kalbėjomės Taip. ir sakau, mes negalime pamiršti savo kaimelių. Tai vat ir norim Tai įtraukti kuo seniūnaičiai daugiau. ir bendruomenės Taip, ir vis taip. dėlto siūlyčiau, dabar va, man tokia mintis, tos geltonos, raudonos, baltos, mėlynos vakarienės. Kaimynų vakarienė, labai gražiai, liaudiškai pavadinti kaimynų stalu, kaimynų vakarienė, kad būtų galima padaryti paprastai, kad nereikia tų baltų suknių, nereikia tų baltų frakų, suneštinį, kiekvieną su savo patiekalais, su savo stalais, su savo Nu, žinokit, tai užkanda, su nebus savo tada gėrimais. gražumas. Vizualas Suprantat, bus tai labai prastas. turi būti gražumas tame. Jeigu darom, Kokia spalva jūsų yra? tai mes ir neturim tos spalvos. Akmeninis spalva. Pala, nes dabar Tai kaip dar nekristų papilę žalę, Mano jau visada yra mintis ne- geltoną, naują akmenę turbalą. Ne frakas, o Nu, bet kas dar po yra fraku spalvų. yra. Nu, tautinį motyvą imkim, Tai nu, čia gal. sutartumėm. Auksinė, auksinė. Tautinį motyvą. Geltona. Tai dar yra, vat, Dėl šito, bet mes turim sutarkim, tą, žinai, vat,
laiką, kada būna jau derliaus branda, gal va tokia kaip geltonų tokia. Geltona yra sablaus. Ne tokia, juk ten visiškai geltonės, bet tokia, bet kaip ir pribrendusios varpos. Rūkių spalva. Kadangi aplinkui daug yra ūkininkų iš tikrųjų, kurie... Va šitas toks, jeigu pavyktų, Linų spalva, jisai pavyzdžiui, va simbolizuotų tokia tą vasaros kažkokia brandą melsva. ir va tą Linų vakarienę. spalva, Nu, pavyzdžiui, lino kaip spalva akys, pil- taip. Nu, tokie... Nu, čia galėtumėm tartis tada jau konkrečiau ir galvoti. Jeigu jūs norit, kurkite tą grupę, galite man. Jo, mes prisidėtumėm kultūrą kartu, regionis kartu, vat, ir seniūnaičius, ir tada bandytumėm kalbėtis ir tada susitikti jau konkrečiai dėl šito dalyko. Nes dabar čia daug kalbėjom, jau daug emocijų dėl vietų, dėl ąžuolų, žinokit, jau čia, dėl plenerų, kurie gražiai turėtų įvykti ir viskas čia bus gerai. Tai aš manau, kad mes bandykim kažką daryti kitaip, nebūtinai ten prisirišti, galbūt, kaip ir sakot, prie tos spalvos, bet išdiskutuojant ir pagalvojant, kaip seniūnas siūlo, kad gali tai būti gal vasara, gal kažkas, gal kaimynai. Tai va tą viską mes turim kartu išdiskutuoti, kas būtų faina mums visiems patiems. Nes kai mes pasiūlom ir primetam, tai nebėra įdomu, suprantat? Ten sako, vėl prigalvoja tą patį per tą patį neįdomu. Bet kai tarsimės iš apačios, ką jūs siūlot, ką jūs matot, kaip turėtų atrodyti, kaip viskas galėtų įvykti gražiai. Va taip, kad pradėtumėm tą vienybę kartu daryti ir kad kartu susikurtumėm. Kaip tas atrodytų? Bet vieną dalyką mes visi esam buvę skaudžiais, kviečiam gegužės 9 dieną, 18 val. Barstyčių. Tempsim akmenį į akmenį. Pasidalino. Reikia jėgos, reikia energijos. Pakviesti. Tai va, tai jeigu jūs ne prieš, aš padarysiu dar vieną grupelę, kur kalbėtumėm apie, būtent apie konkretų dalyką šitą. Kaip išdiskutuoti ir kaip gražiai padaryti, kad visiems patiktų ir būtų faina. O dėl kaimynų dienos tada viskas. Darom dabar atboj, nesiblaškom per 100 įvykių. Bet vis tiek nepaleist minties, nes žmonės labai laiko planuoja dėl pavasarą, o jų labiau, ką mes irgi darom. Visokius savo įvykius, varžybas, Liepos gale Mes Liepos 17-19 darom melioratorių gyvenvietės susitikimą dabitinėliai. Tai irgi... Dar jūs buvo parašiusi laišką mums dėl aviacijos. Jo, va, teisingai, ačiū, kad priminėt. Yra, žinot, akmeniai šitai mūsų kolekcionierius, tas Vytautas jo. Ir mes vakar susirašinėjom, tai aš va taip ir greitai pasiunčiau, kad, žinot, ant darbų lip. Jis siūlo, reiškia, Ambo tam 100-mečio, kaip sukurtas tas lėktuvas, kad akmeniai padaryti, tokią parodą, ką jis yra surinkęs, būtent tą tematiką. Jo, nes tik mums kažkur tai reikėtų galbūt rasti vietą, jis kolekciją turi labai didelę, bet būtent, kad susijęs su tuo Ambo lėktuvo 100-mečiui akmeniai. Tai kokią formą? Jo, ir jis norėtų Liepos mėnesiui, galbūt tavo miesto šventėje irgi tas pats. Nes jis birželio pabaigoje pats grįžta ir tada neišvažiuotų Liepos mėnesį ir aišku paruoštų biškį, atrinktų tos, kas tiktų tai kolekcijai. Bet kur vieta? Tai čia pastovė ekspozicijai tokia atiduota, ar paskolintų, kaip čia? Čia, kaip suprantu, laikinai pastovė. Dabar laikinai. Savaitėj, mėnesį. O kas ten yra? Iš tikrųjų, Aprangas, jo, Čia paroda, prieš metus buvo Vilniuose. Jo, ir aprangas, ir sparnai, ir variklį turi, ir daleiskim. Nemažos vietas. Man atrodo, kai tebė jų Norėčiau pasiūlyti tokią idėją, nes iš tikrųjų, kiek yra taip tekę matyti, kažkaip seniūnaičiai renkasi susirinkimo, seniūns, pirmininkas, dar kas nors. Iš tikrųjų, problematika rajone yra daug didesnė, kiek jūsų galvose tų žinių tiera, ne visas jūs aprėpėt, nes jūs negirdit bendruomenės narių pasisakymų. Tame tarp ir aš turiu ką pasakyti ir pasiūlyti kaip seniūnaičiams, jūs turėtumėt kelti ir palaikyti, ir problemą kažkokią nagrinėti dėl bendros rajono
meno ekspozicijos, kad jinai kažkur galėtų rastis. Nes, sakykime, muziejus, jo patalpos ir per menkas. Gal kada nors, nežinau, čia viskas taip tylom eina, Davikinės dvaro tos pastatos neaišku, kas ten bus planuojama, tai jūs kaip seniūnaičiai, aš perduodu jums tokį pageidavimą ir visi mes menininkai susirenkam ir galvojam, nu, mes visi pakampiais iškaišėję tos savo darbelius turim ir gražių dalykų, ir va čia Karpinių buvo įkėlus Simona, puikių, visi savo namukus, nu, kas ten mato tos darbelius. Jūs turit kelti klausimą, kur bus rajoninė meno kažkokia bendra ekspozicija. Ir kiek tų menininkų ir visi išeina darbai, sakykime, apie Faber dabar šnekam. Nu tai turi ekspoziciją galingą, aš jos net nesumatęs, bet pagal tos pasakojimus aš stebiuosi, kaip iš tikrųjų jūs visiškai, kaip sakant, atstovaujat rajoną. Jūs turit tą problemą stumti, kelti, kur žmonės išmirs, iš Papilis, tas Veisas, Kaukės, ačiū Dievui, paėmė Platelių muziejus, bet taip, kaip sakant, tie darbeliai, dabar Simono Kalvio, 70 metų irgi sulaukęs žmogus, tiek darbų pridaręs, Palovy, sukišti, Rusijai sudėlioti darbai. Ar taip turi būti ekspozicijos? Aš kiek esu žiūrėjęs, pervažiavim muziejų, tos kitų rajonų, atrodo, miesteliukai tokie pat, Skuodas, arba ten, sakykime, Seda, ta pati bendruomenė, turi savo pastatus tame vandens malūnė buvusiam išeksponavus, tur kur susirinkti, pasidžiaugti, pastovę. Vienas dalykas, taip, Antanai, puikiai tavo idėja viskas. Bet pirmas dalykas, kad akmenės bendruomenė patalpų nereikia, kiek su pirmininku kalbėjau, patalpų nereikia. Jam tas nerūpi. Jam tas nerūpi, tai va, labai fainas bendruomenės pirmininkas, tik tai, kad... Bet išėję dabar. Net jeigu jie būtų kuris negali apsikėti. Aš asmeniškai, tai irgi patys sakau, jis ten per mėnesį surašo 20 raštų savivaldybei. Dabar kitas dalykas, tai yra dėl šito, tai čia reikėtų, čia ne kaimo seniūnaičiai turi spręsti, tai yra formaliai yra... Bet po seniūnų jūs atstovaujat pagal antrą lygį. Bet kiek tarybos narių dar ir kurį... Mes esam tarp gyventojų ir seniūno, mes anksčiau bambas tai yra tarybos nariai, yra kitas dalykas, tai yra rajono kultūros ir meno taryba, kuri tokius dalykus turėtų spręsti, tai tada... Va, turim nuostabią muziejaus direktorę. Aš nepriklausau tai tarybai. Ką? Aš nepriklausau tai tarybai. Taip, esi kaip ir aš funkcionierė. Bet į šitą klausimą, tai va, pabėgo tarybos narys, tai galėtų kelti rajono taryboje šitą klausimą. Tai yra galima sukviesti Antanai tiesiog susirinkus, reikia tada kreiptis į rajono kultūros ir meno... Kontučiūkinės pardavinėjimas, kiek ten vietos. Kultūros ir meno taryba kreiptis, kad į šitą dalyką galėtų spręsti. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš čia kaip buvau užsiminęs, tai yra didžioji dalis priklauso savivaldybė Kasakausko 18. Kuris dabar apleistas yra Kampinis. Tai jeigu, sakykime, ten pora būtų yra privačių, jeigu tuos butus išpirkus ir galima būtų rengti, bet čia seniūnas šito neįspręs, tai čia reikia per rajoną spręsti, per kultūros ir meno tarybą, kad tokį pastatą išpirkti, restauruoti, padaryti ekspoziciją. Seniūnas, iš tikrųjų, jūs neįsivaizduojat, kiek turi kūrinių žmonės. Tai čia Davikinė dvare sutalpinti viso nelabai išeiti, jeigu taip tvarkingai išeksponuoti. Darbeliai pas mus dažnai tos ekspozicijos yra tokios kaip, vos ne kaip sandėlys, darbelis prie darbelio ir tai jokios estetikos nėra. Čia reikia kalbėti apie tokius pastatus, sakykime, kaip ligoninė buvusi, kuri ten irgi nusimato lyg tiek neįgalėjai. Ten socialinis. Apie tokio maštabo pastatus reikia kalbėti, kad galėtų bendrą ekspoziciją padaryti. O čia taip kaišiot vėl, kaip sakant, į batsiuvų tą namą, tai yra jo. Antanai, jums atvirai atsakyti? O kaip mažoji mokyklėlė, ten mažai nieko nebėra kambarių irgi, ne, kad, pavyzdžiui, tai nors ekspozicijai padaryti. Arba dar kažkur. Aš atsakysiu jums atvirai.
kuo daugiau pjautinių Akmenės bus su savivaldybė, tuo greičiau mes čia turėsim ir muziejų, ir ekspozicijų, ir galerijų. Tik reikia daugiau pjauti su savivaldybė. Bet čia kabutėse, ne? Klausykit, o kodėl dabar jūs, pavyzdžiui, išvežat blogas, perdodat savo namus, ne savo šeimoj, reikia viską... Klausykit, ką jūs kalbat? Tuoj pat bus Facebook'e. Čia Nu nieko gerai, nereikia juk čia ne paslaptis. А iš tik blogas šneka. Ne, sako, ką jūs Reikia- išvežat? Mes kalbame. Kaip aš sakiau, ne tai vieną jūs, kartą susakęs, aš esu prie tas apskritą tarpininkas, stalą. taikytojas, dar ką, Čia- nu reikia. O idėja, šitą Antano idėją tikrai labai faina, bet ją reikia kelti per kultūros ir meno tarybą, ar ne taip? Ir taip. Bet irgi jinai patariamoji, Ir ne irgi tik tik tai tiek. taryba, Bet o- tai reikia, čia suprantate, seniūnaičiai tikrai neįspręs. O mes į šito protokolą dalyko. galėsim įtraukti dabar tą Kad reikalą. kreiptis į kultūros ir meno tarybą. Ne. Ir per tai- Kad, ir kad, mums, per- kad labai daug akmeniai kūrinių seniūnaičiai tai mato ir mes siūlom ieškoti kažkokiu tai būdu, kaip apjungti patalpų ar ką. Čia Nu, ne vien tik Ne, tai Akmenė, matot, vat, labai fainas va toks dalykas, kaip jūs Margarita sakot, kad ieškoti kažkokiu tai būdu, tai palauk, čia seniūnas turi ieškoti kažkokiu tai būdu, va seniūnas Mes tą galim turi pateikti daryti. Aš pastatų. jum realiai sakau, kad tada, kad kreiptis į kultūros ir meno tarybą su šitą problemą. Tai yra tam ir sukurta ta tokia institucija, kad ir rūpintųsi. Bet- jo, mes esam Bet buvę toj taryboj, mes jeigu žinom, kaip avarijos nepradėsi, tai reikia visų Buvot ir nepadarėt. Tai Tai, kodėl? tai mes kiekvieną Ką nortas prastum. Aš ne veltui ir garbės akadėčio vardą Varykit juokus. atsiėmiau, kad viso šito bardako Tai, neįsprendžia. bet vis Nes tiek ir man- reikia viską daryti nuosekliai. Nu gerai, seniūnaičiai dabar užprotokoluosim, Jo, seniūnaičiai ir pasakys. nusiusim ir į savivaldybę, ir į meno tarybą. Meno Žiūrėkit, tarybai muziejai. ir iš tikrųjų Ateina Akmenė. pagrindiniai Sakys, kuo labiau koplytstulpė ar ne opozicijai taip pat galima Nacionalinė, siūlyti, nu. nes čia opozicijos Ko nors nordavo čia? Ne, aš tik taip, kaip sakau, tai Mes tik pasiūlėm. savivaldybės taryba turėtų irgi žinoti tą problemą, kad ji yra nesprendžiama. Ne tik tai kultūros ir meno taryba. Kultūros ir meno taryba ir pakankamai. Nu, vat, pavyzdžiui, man Bet visi dėdos. biurokratija tam yra sukurta, kad žingsniai eitų nuosekliai. Tai reikia kreiptis, atsakymas, kreiptis, Ai, nu, į ką galima nuoseklumą kreiptis, daryti. viskas. Tai visada reikia daryti Seniūnai nuosekliai. buvo daug kreiptasi va, dėl Sodų gatvėje, kur mūsų Sonton dėduko yra palikimas. Tai yra senų laikų primityvusis menas ir akmeninių skulptūrų ir cementinių. Ir kada nors galėtų kažkur išlaikyti, tai turime ir menotyrininkų rekomendacijas, turime tautodailės rekomendacijas, bet yra kažkokiem žmonėm nepatinka ir viskas. Ir sako, čia nieko verta. Tai iškelkit aukcioną, parduokit. Ar jūs pirksat? Aš ne. Tai jeigu Nu sakot, tai vat, kad Akmenės Aš rajonas. nesuprantu meno, aš nekaupiu, aš nesu kolekcininkas. Nu, va, aš tame nepirksiu- reikalas ir Aš yra. nepirkčiau vien dėl to, Nu. kad aš nesu kolekcionierius. Nu Ir va, neturiu pinigų. va bet tame gal- reikalas ir Gal yra, seniūnas. atsirastų, kurie turi pinigų. tai jūs turite omeny, kad jį išvežti į Mažeikius, išvežti Tai į... ir didelis dalykas, jeigu jūs va taip nuosekliai palaikytumėte tą idėją ir, sakykime, ir meno ir tarybą kreiptumėtės į tą pagrindinę rajono tarybos narius, iš tikrųjų čia, va, kas nuo jūs priklauso. Dabar Tai jeigu tai nuo šito, padarytum- žinai ko, Antanai, nuo ko pradėkim? Reikia tada susisteminti informaciją. Kad va, dabar taip, jeigu kreipsies į meno tarybą ir pasakysi, kad Akmenėje pas daug menininkų yra daug Ne, kūrinių. Viso rajono menininkų. Ne tik A, Akmenės. Viso rajono, taip. Taip. Bet reikia konkrečiai, kad, va, sakykime, Antanas Jonaitis turi tai tokią, Kolių gatvėje. Vienas jo, turi tokių dalykų, tokią maždaug Taip, taip, tokios Sodų apimties. gatvė. Paklausykit. Yra.
Jo, Tai mes jau yra- supratom, ką Dar nors yra toks pasakyti. Pas tokį dalykas. menininką yra va, tokios maždaug apimties, tokios krypties kolekcija. Tai aš ir norėjau pasakyti, kad dar yra situacija tokia, kad nesvarbu, kad Čia jis reikia turi, namų bet ar darbus jis padaryti. nori. Pas Vienas padaryti. dalykas. Ar tas menininkas Taip. atėjęs išsakė poziciją, kad Taip. aš norėčiau, kad mano tie gaminiai būtų ištraukti ir kažkur eksponuojami? Ne, Jurgi, Ekspozicijai pilnai sutiktas žmogus. Ai, pastoviai. Jurgi, Bet jūs jis įsivaizduokit tokį... tokia ekspozicijai, kokio maštabo reikia patalpos. Palaukit, tai ne, Jeigu tai tai yra... yra visų. tai, Nu, tai čia yra Ne vieno, neįmanoma. ne dviejų, Klausykit. ne Taip. penkių. A, galit Taip. manęs paklausyti? Ir va muziejui kiek yra, ir tai nesutelpa. Nu, tai- A, galit manęs Taip, paklausyti? atsiprašau, bet taip. Antanai, reikia šiek tiek konkretesnių duomenų, kad va, pas tokį, kurie ten sutinka eksponuoti, sakyk, pas tokį yra ten tiek maždaug vienetų tokią ekspoziciją, kuriai ten pas tokį ten, pas vieną ten, žinai, velnių kolekciją, pas kitą raganų, nu, aš šiek tiek vaizdžiai, bet kad jeigu ten pasakysi, kad va, pas daug menininkų yra daug kūrinių, kurių neturi Tai kur yra dėti. niekas, Tai yra niekas. Tai va, reikėtų kažkaip sukonkretinti šitą dalyką ir tada galim tą linkmę pabandyti pajudėti. Aš manau, kad niekas neprieštaraus dėl to. Bet va, tai yra ant tiek elementaru, kad visi Ir rajonai tuom naudojas, nes tai yra rajono prestižo reikalas. Ir tada po tą Taip, motyvaciją. dovanoja menininkai. buvom, kitose Ir tada vietose. po tą motyvaciją, bet galbūt ir su draugavim, su muziejaus direktorė, kad tada kažkokio tai ar filialo reikia, ar kažkokio išplėtimo, kažkokios tai va, Nu, tos taip, galerijos, to pastato. Kadangi kažkokio nu, reikia. visiems laiks, man Jo. repeticija Tai dabar. Dabar, šitaip. kai įdomiausia, kai iš tikrųjų mes, sakykime, daug metų ir dar prie kultūros viceministro Jarockis, kuris čia naujoje Akmenėje gyvena, mes visą laiką dėjom pastangas, kad kažkas atsirastų ta kultūrinė meninė erdvė, Dabikinis ir Dvarė. Bet dabar vat, ir direktorius sėd ir iš tikrųjų nesinori pargalvot temti iš jos, kas ten bus tam muziejui. Kad atskleisit paslaptį. Jeigu negali, tai nesakykit, matigalai, bet tai kažkaip Kai keista. bus, sužinosit. Kaip? Nu, bet tai- o kodėl jūs norit Tai tame va tokie, dabar žiūrėkit, tokie dalykai. Tai yra- projektus, o jūs kada jau padarėsit, tada jau Ko sužinosit. jūs iš Čia manęs yra- norite konkrečiai? Čia Konkrečiai, ką eksponuosite Ne, tuose... kas bus, šituose- pavyzdžiui, kas ne. bus, kokie Kodėl ekspozicijos? eksponuoti? Kodėl yra Mes slepiama? dar Kodėl nesprendžiam iki šito dar klausimo neatėjom, ką mes eksponuosim. Bet kas šiuo metu vyksta, kas yra daroma? Kažkaip Dabar labai vyksta visiškai projektavimo darbai. Va dabar ką tik grįžau irgi. Bet Bus tvarkomas ekspozicijom parkas. Ir jūs erdvės- žinot, nes mes buvom Tai jau susitikę. sakė, Kristina šį turbūt mėnesį galėtumėte, bus. Ar aš kad- galiu kad pasakyti? ekspozicijom tam tikros erdvės bus skirtos. Taip, bet ten jūs supraskit, bus taip Zubovų. erdvės. Zubovų. Ir kitiem Ir reikalams. bus istorinės ekspozicijos, ir bus virtuali istorija, virtualiai pateikta Ir istorija, edukacija ir vis. edukacijos vyks, plenerai vyks Taip, koncertai, bienalės bus, profesionalaus meno, ten stovyklos visokios bus menininkams. Bus tikrai. Jo, šitas Bet ką- konkrečiai, kas, aš taip iš jūsų klausimo supratau, kas kabos ant sienų, ką Taip, eksponuosite. taip. Oi, tai Mes žiūrėkit, to dar nesprendėme. Ne, Pasakau aš iš tik karto. išvis Bet dabar- erdvės bus, tenais, Apie pamoką. erdvės kažkokios yra kvadratais, ten 1000 kvadratų, 150 kvadratų, ar yra jau numatyta kažkokiems menininkams ar kažkokie ekspozicijai plotai. Aš ką tik minėjau, ne. Tuo labiau, kad dirba menininkai ir menininkai dabar atkūrinėja tą sienos, kokios buvo. Jos buvo ornamentuotos. Ornamentai atkuriami. Jūs patys supraskite, ant tuos ornamentus jūs slėpsite po meno kūriniais. Tai galima Ne tos visur tiks, padėti kažkur tos. tiks, kažkur ne. Mums reikia matyti, kai bus jau iš karto viskas padaryta iki galo. Nes dabar, nu ką, restauratoriai statyba. atkuria tuos sluoksnius. Tai dabar mes negalim spręsti, kad mes čia kabinsim, va čia tiks ta erdvė kūriniams. Mes turim matyti galutinį variantą, kaip bus
ir ar estetiškai tiks apskritai ten toj erdvėj tie meno Ko kūriniai. gero, ne, nes Taip. iš tikrųjų tas istorinis kontekstas, jeigu bus susvarbint tik tai to Zubovo periodas, tai tas dvarininkų kaip ir Renavo dvarė ir tas, sakykime, vien tik to dvarininkijos to luomo ekspozicija ir kvit. Ir To meno ten laikotarpio. tokio kaip ir nebus, jeigu tą patį variantą imsite daryti. Jeigu, sakykime, tenai, aišku, pradeda dominuoti ornamentai, tie dvarininkų portretai, tai aišku, tai visi Aš supratau dalykai jūsų nebe- mintį, jūs norite galeriją sukurti Ne, tai kūriniams. Ir taip. iš tikrųjų, pavyzdžiui, kitose kraštuose, irgi, sakysim, Molėtų ten krašte, kur yra, ten yra atskiri pastatai, salės su specialiu apšvietimu. Nes negali tu pakabinti bet kur to kūrinio, jis turi matytis. Ten, kur yra išlikę Viskas. kompleksai. Iš O tikrųjų, čia yra vienas tik pastatas. tai keliu tą klausimą, kad nu, nėra. Ir dvaras nebūtinai tinka tam. Jūs turėtumėt suprasti. Žiūrint, kaip Nu yra. tai tvarkoj, netinka, ten nedaroma, o kur daroma tas, sakykime, liaudės, liaudės, ne liaudės menininkų skaitos darbam. Dabar jį tokį matą visoje Lietuvoje, kad tik laukti, kad tik greičiau tas menininkas, nu ne tokio greičiau, bet kada Letinas jau pastatys, nuės pa Šventą Petrą, tai čia gausim dovanų skaitos. Nu, dažnai būna nelaukiamas. Tos dovanos, anos kišamas per prievartą, bet yra atvejai, kada reikia kažką išsaugoti ir neišėjant kaip. Vat, aš vėl sugrįžtu prie tų savo dėduko darbų, nes ne visuomet nori valdžią išklausyti. Man pasakymu, tai yra žmogaus palikimas, kuris buvo tikras primityvistas ir dabar dukra gavo palikimą namą, sūnus gavo palikimą skulptūras. Ir jis nenori paimti valdžiai ir atiduoti už dyką. Jis nori gauti pinigėlių už tą O skulptūrą. kodėl jis nenori, kad jeigu palikimas visas yra, kad tos skulptūros ir būtų ten, kur jos yra? Todėl, kad dukra parduoda namą, pareis kiti gyventojai ir tikrai ten, anos bus nereikalingi. O gal jie rūpinsis kaip tik? Gal, o gal ne. Nu. Ir va šitokiu atveju reikia nas išpirkti tas skulptūras ir kažkur eksponuoti. Nu, suprantat, mums reikia tada muziejaus po atvirų dangumi ir kurti muziejų miestelį. Aš pats žinau to dėdės pageidavimus, jis su mielu noru tą pagrindinę skulptūrą prie bažnyčios pastatyti ir jį ir kalbėjęs. Ir tik tai reiks su kunigu pagalba, kad jis rinktų tas lėšas, sumokėtų, pastatyti. Gerai, Antanai, tu išėmi iš vėrinio patį branzoliuką, atiduodi bažnyčiai, o kas daims tos kitus karolius. Ačiū labai.